Esu Modestas, esu kibernetinio saugumo ir duomenų mokslo dėstytojas. Aš manau, kad įgijau labai svarbios patirties, kurią noriu pasidalinti su kitais. Taip pat aš manau, kad tiek kibernetinis, tiek duomenų mokslas yra labai svarbi šiuolaikiniam pasaulyje. Tikrai tiesiog norėčiau, kad užauginti tas kartas ir pasidalinti tą informaciją. Yra labai svarbu integruoti būtent į visuomenę, kas susijęs su kibernetiniu saugumu, kad žmonės adekvačiai saugotų savo duomenis, mokėtų apsisaugoti ir apsaugoti galbūt kitus, kurie to nežino. Kalbant apie verslo pusę, manau, kad kiekviena įmonė turi rūpinti savo saugumu, tiek maža, tiek didelė įmonė, nes vis dėlto yra saugomi duomenys ir asmens duomenys, o pažeidus asmens apsaugos dokumentą ar ne, tai yra labai didžiulės baudos ir aš manau, kad tai įmonės žino. Tai aš manau, kad tie specialistai yra tikrai labai reikalingi ir pastebėjau tendencijas, kad kai kurios įmonės tikrai yra susirūpinusios ir siunčia savo kai kurios darbuotojus tobulėti, gilinti savo žinias. Ir jie būtent pas mus atėję, jie išmoksta tam tikrų praktinių dalykų, kuriuos vėliau pritaiko savo profesinėje veikloje. Manau, kad mes tobulėjam ir tikrai netolimoje ateityje tikrai žinosim, kaip elgtis, kaip neapsigauti ir neįkliūti į tų sukčių tas tinkles. Bet šiai dienai aš, ką matau, tai yra daroma labai daug klaidų, kurios vėliau lemia tų vadinamų įsilaužėlių ar sukčių tas sėkmingas atakas. Mūsų paskaitose mes atliekame daugybę pratimų, praktinių, nes vis dėlto manau, kad visas tas supratimas ateina per praktinę prizmę. Tai reiškia, kad turime, tarkim, simulaciją, kuri padeda mums suprasti, kaip veikia viena ar kita ataka. Taip pat mokau su sistemomis, ar ne? Tai tarkim, turime kažkokią sistemą, kuri yra šiuo atveju užkrėsta, yra labai daug pažeidžiamumo, tai mes mokomės juos atrasti ir ko pasiekoja žingsnis po žingsnio tiesiog prieiname prie visiško nulaužimo. Tai ką aš noriu pasakyti, kad mūsų paskaitų metu yra taikomos kelios metodikos, kadangi kibernetinis saugumas yra skirstomas į kelias grupės, tai pavyzdžiui, mes turime tą patį red teamingą, blue teamingą, purple teamingą. Tai reiškia, kad studentas išmoksta ne tik apsisaugoti, bet taip pat, jeigu jisai nori taikyti tas žinias profesinėje veikloje, tai jisai taip pat žino, kaip visos tos atakos veikia. Tai yra, iš tikrųjų naudojam daugybę tų įrankių priklausomai nuo tos pačios atakos. Jeigu tai yra koks nors SQL injectionas, tai mes naudojame kokį SQL mapą, naudojame tinklo analizį, ar ne, tai yra tas pats Wiresharkas, tas pats Nmapas, kur studentai išmoksta nuskenuoti ir atpažinti, kokios paslaugos yra būtina tame tinkle. Taip pat, žinoma, studentai mokosi ir rankiniu būdu naudoti ir praktikuotis tas atakas, bet taip pat aš jau išmokau ir kaip elgtis su tais įrankiais. Aš manau, kad tai nėra svarbu, ar tai bus techninis žmogus, ar tai bus visiškai pradedantysis, kuris tiesiog nori išbandyti, kas tai yra, susipažinti su tuo. Labai daug būna ir savo studentų sutinku, jau kurie net ir baigė kažkada, ir pamatė, kad tikrai tai nėra baisu, kadangi mes paskaitų metu mokomės nuo pradžių visko ir tiesiog einame nuo lengviausių iki sudėtingiausių dalykų, kad tiesiog būtų vėliau galima taikyti savo profesinėje veikloje.